Kai galvojate apie Kinijos ekonomiką, tikriausiai įsivaizduojate begalinės gamybos linijas, konteinerinius laivus prikrautus prekių ir užrašą pagaminta Kinijoje. Ir jūs būtumėte teisūs. Kinija tapo pasaulio fabriku, gaminančių viską nuo sportinių batelių iki išmaniųjų telefonų. Kinijos kaip gamybos milžinės iškilimas niekada nebuvo vien tik pigios darbo jėgos klausimas. Spartaus gamybos augimo šaknys slypi kur kas giliau. Sprendimuose, priimtuose prieš dešimtmečius ir netradicijose siekiančiose tūkstančius metų. Daug žmonių mano, kad Kinijos praeitis ir dabartis yra viena kitai prieštaringos. Senoviniai šventyklų stogai vienoje pusėje, blizgantis dangoraižiai kitoje. Tačiau tikroji istorija yra ta, kaip šios dvi jėgos susijungia sukurdamos supervalstybę, kurios ateitį formuoja ne tik fabrikai, bet ir kultūra bei istorija. Kaip Kinija apskritai tapo pasaulio fabriku? Didžiąją 20-ojo amžiaus dalį Kinija buvo skurdi ir izoliuota šalis. Tačiau viskas pasikeitė 1978 metais, kai Deng Xiaoping paskelbė reformos ir atvirumo politiką. Idėja buvo paprasta, bet revoliucinė – leisti rinkai veikti, bet išlaikyti valstybės kontrolę. Buvo sukurtos specialiosios ekonominės zonos, tokios kaip Šendženas, tapusios šio eksperimento bandymo aikštelėmis. Buvęs žvejų kaimelis per trumpą laiką išaugo milžinišką mega miestą, pritraukusi užsienio investuotojus ir tarptautinės gamyklas. Vos per vieną kartą milijonai žmonių persikėlė iš laukų prie surinkimo linijų. Mastas buvo pribloškiantis. Tai tapo didžiausia darbo rinkos migracija žmonijos istorijoje. Iki 2000-ųjų pradžios, ypač po įstojimo į pasaulio prekybos organizaciją, Kinija gamino viską – drabužius, elektroniką, techniką ir pardavinėjo pasauliui. Šimtai milijonų žmonių išbrido iš skurdo, naudodamasi eksporto, pigios darbo jėgos ir pramoninės galios modeliu. Tačiau pasaulio fabriko kaina buvo didelė – užterštas oras, auganti nelygybė ir ekonomika priklausančia nuo to, kad būtų dirbtuvės kitiems. Pekinas žinojo, kad šis modelis turi senkantį galiojimo laiką. Norėdama išlikti priekyje, Kinija turėjo pereiti nuo vien tik gamybos prie kūrimo, inovacijų ir prekinių ženklų kūrimo. Ir štai netikėtas posūkis. Siekdama atsinaujinti kaip gamybos milžinė, Kinija ėmė remtis ne tik naujosiamis technologijomis, bet ir savo pačios praeitimi. Prieš tęsdami, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte kitų tokių istorijų. Kinija nesukūrė naujos ekonomikos vien kopijuodama vakarus. Jie iš naujo atrado patį fabriko principą, įtraukdama į augimo istoriją, kultūrą ir tradicijas. Senasis šilko kelias kadaise gabeno prekes ir idėjas per visus žemynus. Šiandien jo įpėdinis, juostos ir kelio iniciatyva, pratęsė tą palikimą. Be uostų ir geležinkelių, skaitmeninis šilko kelias jungia šalis Kinijos 5G tinklais, duomenų centrais ir šviesolaidiniais kabeliais. Tai ne vien infrastruktūra, tai įtaka. Kaip senasis šilko kelias padarė Kiniją pasaulinės prekybos centru, taip skaitmeninis šilko kelias daro ją esminiu žaidėju skaitmeninėje ekonomikoje. Paveldas tampa prekės ženklu, kultūriniu pritaikymu naujo tipo Kinijos gamykloms, kuriančiam sistemas ir standartus, o ne tik prekes. Verta paminėti ir tokias vietas kaip Xi'anas, kur istorija susilieja su aukštosiomis technologijomis. Dirbtinis intelektas stebi senovinę miesto sieną, skenuodamas, ar nėra konstrukcinių pakitimų. Visoje šalyje tokios skaitmeninės priemonės kaip 3D skenavimas ir virtuali realybė saugo uždarąjį miestą, Mogao urvus ir daugybę kitų objektų. Čia technologijos nepakeičia praeities, o ją saugo. Pasaulio fabrike gamyba reiškia ne vien prekes, bet ir tapatybės išsaugojimą. Fabrikai padarė Kiniją turtingą, bet kartu grasino palaidoti tradicinius amatus. Keramikai, medžio drožėjai, siuvinėtojai sunkiai vertėsi. Tuomet atsirado e-prekybos platformos, tokios kaip Taobao ir Douyin. Per tiesioginės transliacijas amatininkai net atokiausiuose kaimuose galėjo pasiekti milijonus. Rankomis pagaminta vaza ar siuvinėta suknelė staiga įgavo pasaulinę paklausą. Taip skaitmeninė ekonomika tapo fabriko tęsinio forma. Fabriko, kuris gamina ne tik masinės prekes, bet ir pačią kultūrą. Taigi, kur Kinija yra šiandien? Šalis nebenori būti vien tik pasaulio surinkimo linija. Tokios programos kaip Made in China 2025 ir AI Plus siekia užimti lyderystę robotikos, žaliosios energijos ir aukštųjų technologijų srityse. Dvigubos cirkuliacijos strategija nukreipia augimą nuo eksporto prie vidaus vartojimo, taip sumažindama priklausomybę nuo užsienio pirkėjų. Tačiau horizonte kyla iššūkių.
Darbo jėga mažėja, nes visuomenė sensta. Po dešimtmečius trukusio žaibiško augimo tempai lėtėja, o pasaulio fabrikas yra didžiausias pasaulio teršėjas, priverstas derinti pramoninę gamybą su klimato tikslais. Paslėpta istorija rodo, kad Kinijos kelias pirmyn nėra vien tik prekių gamyba. Tai pačios fabriko idėjos transformacija. Nuo masinės gamybos vietos iki sistemos, kuri jungia inovacijas su tradicijomis ir kultūra. Pasaulis stebėjo, kaip Kinija tapo pasaulio fabriku. Tačiau mažai kas žino, kaip tas fabrikas evoliucionuoja. Formuojamas ne tik pigios darbo jėgos ir eksporto, bet ir 5000 metų paveldo pritaikymas ateičiai. Kinija šiandien gamina ne tik produktus, ji gamina įtaką, tapatybę ir galią. Ir šios paslėptos istorijos tęsinys nulems ne tik Kinijos ateitį, jis padės apibrėžti ir visą 21 amžių mums visiems. Jeigu ši gilesnė kelionė į Kinijos paslėpto fabriko istoriją jums buvo įdomi, būtinai pasižiūrėkite mūsų ankstesnį video 6 didžiausi tech skandalai. Jame atskleidžiame melus, aferas ir milijardinius nuostolius, kurie perrašė technologijų industrijos istoriją. Paspaudę nuorodą pamatysite, kaip galia ir įtaka veikia visiškai kitame lygyje.